Sveiki, atėjus pavasariui, visi savo širšės traukėme iš rūsių, iš garažų ir visų pirma prieš išvažiuojant, žinoma, reikia jas paruošti, kad būtų negėda pasirodyti mieste. Tai tam parodysiu, kad galima tiesiog labai atlikti tai paprastai, niekur nereikia važiuoti, galite namuose arba kaip šiuo atveju prie darbo. Jums reikės vieno buteliuko ir porą šluošių, galbūt ir užteks vienos. Ir pats plovimo būdas. Visų pirma, papurškiam ant kėbulo, naudoju bevandenį ploviklį, kuris dar padengta atloginių papildomų sluoksnių. Paimam šluostę ir švelniai braukiam visą purvą. Dulkės galbūt kelio. Nuvalom kėbulą, imam kitą šluostę arba tos pačios kitą pusę ir pablizginam, papoliruojam. Padengus apluginių šio sluoksniu, jinai netaip trauks dulkės, lietaus lašeliai taip pat lengviau nuslys, nepalikdami didelių dryžių. Šiom priemonėm galima plauti ir motociklus, mašinas, dviračius, lėktuvus, priklauso nuo to, ką vairuojat. Ir vespą nusiplauti yra didžiausias privalumas tos, kad vespą nusiplauti užtrunka keletą minučių. Nes su kitom priemonėm galima užtrukti ilgiau, aišku, su kercheriu plauti tikrai nerekomenduojama. Ir taip pat nereikia nieko sausinti, tiesiog nuvalyti. Jeigu ant jūsų širšės yra daugiau kažkokių gyvūnėlių, vabzdžių liekanų ar tiesiog purvinį ratlankį, aš jau galima naudoti tą patį, bet aš šiuo atveju naudosiu stipresnį valiklį. Jo principas yra toks. Tiek papurškiam ant labiau užterštų vietų. Galima visus kietus paviršius, taip pat plastiką. Ir palaukiam kokią minutę, dvi. Priklauso nuo to, kiek smarkiai yra tai užteršta. Ir tokiu atveju tiesiog gražiai nuvalom. Tai labai puikiai panaikina stabdžių dulkes, vabzdžių liekanas, paukščių paliktas dovanas. Arba, kaip aš sakau, išvalo net ir sąžinę. Aš baigiau plauti savo vespą ir kas beliko sėsti ir važiuoti į miestą. Ačiū.